Tai labas rytas visiems. Labas rytas. Aš esu Kristina Švedaitė, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė. Padarysiu tokią trumpą intro apie šios dienos informacinį renginį ir vėliau žodį perleisiu kolegijai Rasai Naudžieniai. Tai šiandieną turėsite galimybę išgirsti apie mūsų paskelbtą kvietimą numeris 3, tai yra būtent ne žemės ūkio verslui, tiek pradžiai, tiek plėtrai. Tiesiog perspėju, kad daromas įrašas garso ir vaizdo ir bus publikuojamas mūsų svetainėje. Tiesiog tiems, kurie negalėjo šiandien prisijungti, mes turim tokią, vadinkim, tradiciškai padarome įrašą ir patalpiname savo svetainėje apie šitą kvietimą. Tai tiesiog visus tik tai informuoju. Tai apie nežemės ūkio verslo kūrimą ir plėtrą šiandien išgirsite tokią bendrą informaciją. Rytoj nuo 16 valandos mes turėsime kitą kvietimo, tai yra skirto nevyriausybinėms organizacijoms informacinį renginį, kvietimo numeris 4, 16 valandą. Na, o jeigu jūs šiandieną, nežinau, turėsite kažkokių tai, kadangi verslas kartais yra komercinės paslaptys arba verslo idėjas turite ir nenorite čia su visais dalintis, tai mes 27 dieną visą dieną organizuojame tokias individualias konsultacijas, kad jeigu turite kažkokią idėją ir savo individualių klausimų, žinoma, ir šiandien galite, jeigu jums, vadinkim, jūs esate atviri ir neturit paslapčių savo verslo idėjų, tai galite ir šiandien po renginio klausti, bet kita galimybė bus suteikta 27 dieną. Tai yra visą dieną mes būsime, taip pat Teams online ir kada kam patogu prisijungsite ir bus galima pasikonsultuoti. Tai tokia informacinė dalis iš manęs, o dabar, kviečiu paklausyti, kokios tiesiog mes tikrai labai trumpai, trumpintai pagrindinius, paramos teikimo reikalavimus ir kiek tos paramos galit gauti ir kaip, tai kviečiu paklausyti. Prašau, Rasa. Sveiki visi, ačiū Kristina už pristatymą. Tai visų noriu paprašyti, kad klausimus užduotumėt po pristatymo, tiesiog susižymėkite, jeigu turėsit klausimų, gale galėsiu juos atsakyti. Tai pradėkime. Šiandien kalbėsime apie trečią mūsų kvietimą verslui. Mūsų vietos plėtros strategijos tema yra klimato pokyčiams neutrali kaimo plėtra. Štai tokius paveiksliukus sugeneravo dirbtinis intelektas, bet sakyčiau, kad šiuo atveju jo požiūris gan siauras. Taigi, kas tai yra klimato pokyčiams neutrali kaimo plėtra? Tai suprantama kaip visi neigiamo poveikio klimatui mažinimo veiksmai, vykdant veiklą arba veikla, kuri nedaro įtakos pokyčiams. Sakykime, gali būti veiklos vykdymui įsigyjama įranga, su kuria dirbdama įmonė sumažina aplinkos taršą. Arba gamybos atliekas neišmeta, bet panaudoja dar kažką pagaminti. Taigi, atkreipiam dėmesį, kad šios vietos plėtros strategijos įgyvendinimo visam laikotarpiui nuo 24 metų iki 29 metų ne žemės ūkio verslo kūrimui ir plėtrai mūsų strategijoje yra numatyta 800 000 eurų, tačiau iš jų šiam kvietimui skirta 200 000. Kvietimas organizuojamas ir paraiškas bus galima jau pradėti teikti nuo balandžio 1 dienos 1 sekundės iki gegužės 19 dienos 23 valandos 59 minučių. Ką turite žinoti prieš rengdami projekto paraišką? Tai turėtumėte susipažinti su vietos plėtros strategija, vietos projektų administravimo taisyklėmis, su administravimo taisyklėmis,
su pačiu kvietimu teikti paraiškas bei remiamų ir neremiamų veiklų sąrašu. Mūsų dokumentaciją įėję į Kauno RVVG LT puslapį galite rasti kvietimuose pasirinkę šį laikotarpį trečias kvietimas teikiantiems paraiškas. Ir jums turėtų atsidaryti štai toks langas, kuriame aiškiai dar kartą viskas nurodyta. Kvietimo laikas, kur siųsti paraiškas, na ir visa dokumentacija, kvietimo tekstas, remiamų, neremiamų veiklų sąrašas, verslo plano forma, vietos projekto paraiškos forma bei pagrindinės vietos projekto administravimo taisyklės. Taigi, kaip ir minėjau, šiam kvietimui skirta 200 000 eurų. Tinkami pareiškėjai Kauno rajono VVG teritorijoje registruoti juridiniai asmenys, fiziniai asmenys atitinkantys labai mažos įmonės statusą. Gyvenantis ir ar veikiantis ūkininkas, gyvenantis fizinis asmuo. Jeigu paraišką teikia fizinis asmuo, jo gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Kauno RVVG teritorijoje. Labai akcentuojame, kad Kauno rajono VVG teritorija yra visas Kauno rajonas išskyrus Garliavą. Kas registruoti įmonės ir fiziniai asmenys Garliavoje, negali kreiptis paramos pas mus pagal šitą priemonę. Taigi, paramos intensyvumas 65%, maksimali paramos suma iki 100 000 eurų. Sakykime, jeigu maksimaliai gautume 2 projektus po 100 000, tai 2 projektus galėtume ir finansuoti. Jeigu bus gauta daugiau projektų, vadinasi, vyks projektų atrankos konkursas. Taigi, tinkamumą finansuoti sąlygos ir įsipareigojimai. Bet kokiu atveju yra įsipareigojama turėtų būti įsipareigojama sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą skaičiuojant etatais. Taip pat projektas turi sudaryti palankesnės sąlygas naudotis viešosiomis paslaugomis gyventojams. Pagal priemonę vietos projektas turi atitikti VPS temą. Su paraiška privalomas teikti verslo planas. Verslo planas turi atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklius ir kontrolės laikotarpis šiuo metu nustatytas 3 metai. Projektas turėtų būti įgyvendinamas per 36 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo. Įgyvendinant projektą turėtų būti laiku teikiami mokėjimo prašymai ir ataskaitos, taip pat įsipareigojama viešinti paramą. Na ir ekonominio gyvybingumo rodikliai. Tai verslo plėtros atveju skaičiuojami grynojo pelningumo rodiklis, kurio reikšmė lygu arba daugiau nuliui, skolos rodiklis, kurio reikšmė mažiau arba lygu 0,65%, paskolų padengimo, kurio reikšmė daugiau arba lygu 1,25% ir einamojo likvidumo koeficiento, kurio reikšmė daugiau arba lygu vienetui. Atkreiptinas dėmesys, kad rengiant verslo planą turi būti pasirinkti 2 metai einantys iš eilės. Tai ataskaitiniais arba vienais metais iš 2 eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų pasirinktinai skaičiuojami grynojo pelningumo ir skolos rodikliai. Abu rodikliai turi būti skaičiuojami pagal tų pačių metų duomenis. Tai jeigu imami rodikliai už 24 metus, vadinasi, praėję ataskaitiniai metai bus 2023, jeigu ataskaitiniai metai imami 2023, vadinasi, užpraeiti ataskaitiniai metai bus 2022. Verslo pradžios atveju taip pat skaičiuojami ekonominio gyvybingumo rodikliai, tačiau jie skaičiuojami vietos projekto kontrolės laikotarpiu. Taip, tai kontrolės laikotarpis, kaip ir minėjau, yra 3 metai. Kontrolės laikotarpiu privaloma išlaikyti visus atrankos kriterijus, už kuriuos buvo suteikti balai, visus tinkamumo reikalavimus ir prisiimtus įsipareigojimus.
Tai balus privaloma išlaikyti, jeigu atrankos kriterijai neišlaikomi, laikoma dideliu pažeidimu ir gresia paramos susigrąžinimu. Dabar pakalbėsime apie atrankos kriterijus, kas šiuo atveju turbūt jūs domina labiausiai, kadangi pirminis vertinimas yra naudos ir kokybės vertinimas. Taigi, pirmas atrankos kriterijus yra didesnis naujų darbo vietų etatais skaičius. Galima gauti 25 iki 25 naudos kokybės balų. Tai jeigu įsipareigojimas sukurti 3 ir daugiau darbo vietų etatais, skiriama 25 balai. Jeigu 2 darbo vietos 15 balų ir jeigu kuriamos pusantros darbo vietos 10 balų. Jeigu kuriama viena darbo vieta, kas yra tinkamumo sąlygose, tai balai tada už šį kriterijų neskiriami. Toliau antras atrankos kriterijus taip pat galima gauti iki 25 balų. Tai planuojama vykdyti ir arba vykdoma veikla ir dalis projektų investicijų, tai yra ne mažiau kaip 90% paramos sumos, prisideda prie klimato pokyčiams neutralaus kaimo kūrimo. Tai reiškia, kad visas investicijas, kuris jūs darysit, bus žiūrima, kaip būtent atitinka tą neutralumą ir taršos mažinimą ir tuos visus tvarumo aspektus. Tai galima gauti iki 25 balus, jeigu bus skirta ne mažiau kaip 70% paramos sumos 20 balų ir jeigu ne mažiau kaip 50% paramos sumos galima gauti 15 balų. Toliau trečias atrankos kriterijus yra darbo vietos sukurtos jaunimui iki 29 metų imtinai. Jeigu jūs prie paraiškos įsipareigojate sukurti bent vieną darbo vietą jaunimui iki 29 metų imtinai darbinimo dieną, tai yra vieną etatą, skiriami 20 balų. Ketvirtas atrankos kriterijus – pareiškėjas fizinio asmens atveju. Tada pareiškėjo vadovas ir arba už projekto metu sukurtų veiklų vykdymą atsakingas asmuo darbuotojas turi profesinį, aukštesnį ir arba aukštą išsilavinimą projekto metu kuriamo verslo ir arba verslo vadybos srityje. Verslo vadybos išsilavinimui priskiriamos šios studijų kryptys: verslas, vadyba, finansai, apskaita, rinkodara, žmonių išteklių vadyba, turizmas ir poilsis, ekonomika ir viešoji vadyba srityje. Tai jeigu teikiate paraišką kaip fizinis asmuo, turite pats atitikti šitą kriterijų, kad gautumėte 20 balų. Jeigu paraišką teikia juridinis asmuo, tada juridinio asmens vadovas arba darbuotojas. Negali būti giminaitis arba žmogus iš šalies, kuris nedirba įmonėje. Tai būtų skiriama 20 balų. Na ir penktas atrankos kriterijus yra projektus siekiama tenkinti visuomenės poreikius susijusius su maistu ir sveikata, mažinti maisto atliekų kiekį, gerinti gyvūnų gerovę ir kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. Galima gauti iki 10 balų. Jeigu jūsų paraiškoje projekte bus nurodyta, jog jūs tenkinate bent vieną iš šitų aspektų, bus skiriama 10 balų. Taigi, didžiausias galimas surinkti balų suma pagal visus vietos projekto atrankos kriterijus 100 balų ir mažiausias privalomas surinkti balų skaičius pagal vietos projekto atrankos kriterijus 40 balų. Jeigu paraiška nerenka 40 balų, tai jinai yra atmetama ir nevertinama. Jeigu būtų paraiškų, kurios surinktų vienodą balų skaičių, sakykime, 5 paraiškos su 100 balų, o kaip žinote, turime maksimaliom sumom 2 projektams finansavimą, tuomet įsiveda antriniai atrankos kriterijai taikomi paraiškoms, kurios būtent surinko vienodą balų skaičių. Tai vietos projekto paraiškoje įsipareigojama sukurti daugiau darbo vietų
turi pirmenybę, tada mažesnė prašoma paramos suma darbo vietai vienam etatui sukurti, prašoma mažesnės paramos sumos vietos projektui įgyvendinti, pareiškėjas nėra gavęs paramos iš 14-20 metų laikotarpio ir šio finansavimo laikotarpio, bei mažesnis pareiškėjo prašomas paramos intensyvumas. Įsiveda šie kriterijai eilės tvarka, taip kaip išvardinti, ir paraiškos yra reitinguojamos. Toliau, tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos. Naujų prekių ir įrangos darbų paslaugų įsigijimas. Kiekvienai išlaidų eilutei pagrįsti reikalingi 3 komerciniai pasiūlymai, būtinai. Arba remiamasi paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais. Bet verslui tų įkainių yra, bet nelabai daug. Tada yra tinkamas finansuoti vietos projekto bendrosios išlaidos, tik viešinimui ir netiesioginės vietos projekto išlaidos. Netiesioginės vietos projekto išlaidos, kurioms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas fiksuotoje norma. Tai jeigu projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumais, įskaitant netiesioginės išlaidas apmokamas taikant fiksuotąją normą yra iki 85 000, tai tada procentais, va čia, kai rengsite paraišką, pasižiūrėsite, ar lieka tom netiesioginiam išlaidom pagal jūsų suplanuotas investicijas lėšų ir procentą galima pritaikyti ir pasiskaičiuoti. Toliau, netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos. Tai PVM-as, išlaidų dalis viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį, nepagrįstai didelės išlaidos, nekilnojamo turto įsigijimo išlaidos, naudotų prekių įsigijimo išlaidos, baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos, trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos, transporto priemonės su tam tikromis išimtimis. Tada kitų fondų apmokėtos išlaidos, bendrosios išlaidos, investicijų ir areštuotą turtą išlaidos, investicijos į viešą infrastruktūrą, žemės ūkio, miškų ūkio, kelių, statybos technika. Taip pat yra tos kategorijos, kurios yra netinkamos finansuoti. Tinkami finansavimo šaltiniai. Tai yra pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos, pareiškėjo skolintos lėšos, iš veiklos gautinos lėšos ir paramos lėšos. Su paraiška reikia pateikti arba banko išrašą, jog turite pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie projektų įgyvendinimo, arba finansavimo įstaigos garantinį raštą, jog, sakykime, sėkmės atveju jums bus paskolinta pinigų projekto įgyvendinimui. Taip pat galite planuoti, jog dalį lėšų gausite iš vykdomos veiklos. Paramos lėšų išmokėjimo būdai. Tai išlaidų kompensavimo būdas, kada jūs patirite išlaidas ir teikiate mokėjimo prašymą ir jums yra kompensuojama. Tada išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimo būdas. Tai reiškia, kad jūs įgyvendindami projektą galite gauti 40% lėšų, 40% nuo paramos sumos pradžiai ir mokėjimo prašymą tada anksčiau pateikti. Ir sąskaitų apmokėjimo būdas. Tai reiškia, jog pasirinkę šitą būdą, jūs tiekėjui sumokate savo dalį lėšų, tada teikiate mokėjimo prašymą ir kai gaunate pinigus iš nacionalinės mokėjimo agentūros per 3 darbo dienas turite atsiskaityti su tiekėjais ir pateikti banko išrašą, jog atsiskaitėte. Toliau, paraiška gali būti atmesta, kai pateikta paramos paraiška užpildyta ne lietuvių kalba, paramos paraiška užpildyta netinkamos formos, prie vietos projekto paraiškos pateiktas kvietimo priede nustatytos formos verslo planas, bet jis neparengtas arba parengtas iš dalies. Prie vietos projekto paraiškos nepateiktas verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas.
Kvietimą, tai kaip ir minėjau, kvietimą numeris 3 galite rasti paspaudę šią nuorodą. Na ir dar kartą apie kvietimą, kaip ir sakiau, galioja nuo balandžio 1 dienos 1 sekundės iki gegužės 19 dienos 23 valandų 59 minučių. Labai atkreipiu dėmesį, jog paraiškos priimamos tik pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu ad hoc formate ir tik į nurodytą elektroninį paštą. Būtinai turite formuoti ad hoc dokumentą, sudėti, ad hoc dokumente galima sudėti Excelį, Wordą, nuotraukas, PDF, visus failus priima. Ir tik į nurodytą paštą siunčiant paraišką. Tai čia per archyvų nekainuoja pasirašyti per archyvus, ad hoc dokumentai, ad hoc dokumento sudarimas ir pasirašymas, na ir ten visas procesas tikrai viskas būna aišku, paprastai nekyla problemų. Na ir jūsų klausimai tada. Klausau, prašom. Jei gal su savim kalbu. Ne, girdim, tai viską čia aiškiai papasakojai, tai niekam klausimų nekyla. Labadiena, turim klausimėlį. Taip. Miroslavas Bacevičius. Klausimas dėl, reiškia, įmonės Kauno rajone. Kiek laiko jinai turi būti registruota ta įmonė? Metus ar nėra jokių kriterijų? Gali būti nauja įmonė visiškai. Taip, jeigu tai bus nauja įmonė, tai iki pusės metų jos registracija turėtų būti. Gali būti, tai bus verslo pradžia. Gerai, o reiškia, jinai turi būti ne jaunesnė nei pusę metų. Gali būti, bet tada, ta prasme, jūs galite šiandien gegužės 18 įregistruoti ir atnešti gegužės 19 paraišką, tai bus verslo pradžia. Jeigu jau anksčiau, tada plėtra, ten, žodžiu, įsijungia tie jums ekonominio gyvybingumo, kaip veikianti įmonė ar kaip nauja traktuojasi, bet nėra, aš supratau, jūs klausėt apie ar privaloma ten, 5 metus veikti Kauno rajone, norint gauti paramą. Tai nėra šito reikalavimo. Gerai. Ir dar tada vienas klausimas, tarkim, jeigu įmonė dabar registruota yra, jos buveinė yra Vilniaus mieste, Vilniaus rajone, taip, bet pas mus yra planai, reiškia, atidarinėti filialą ir mes persiregistruosim į Kauno rajoną. Tai tiksimės visus kriterijus, ar ne? Ką reiškia filialą? Reiškia, mes įmonėje registruosime Kauno rajone. Tai ne filialą, tiesiog jūs perregistruosite įmonę į Kauno rajoną. Jo, persiregistruosime į Kauno rajoną. Ar tiksim, ar ne? Taip, noriu akcentuoti, kad persiregistruoti neužtenka, reikia dar ir veiklą perkelti, jeigu jinai ten vyko kažkokia, jeigu kažką. Tai veiklą mes perkelsim, tai yra teritorija, pastatai mūsų ir mes ten planuojame veiklą vykdyti. Tai tokiu atveju taip, jeigu jūs ir veiksit ir būsit registruoti iki paraiškos pateikimo dienos, čia labai akcentuoju, kad iki paraiškos pateikimo dienos, nes ne per tinkamumo vertinimą, kad ten vėliau persiregistruosim, bet jau teikdami paraišką turit būti persiregistravę. Ir dar atkreipiu dėmesį, čia nors kolegė turbūt čia minėjo, bet kadangi mes praeitą kvietimą pernai metais turėjom visgi pareiškėjui, pavadinkim, skaudžią patirtį, kad buvo pateikęs iš Garliavos. Tai aš tiesiog tik tai dar kartą akcentuoju, kad Garliava neįeina nors tai yra Kauno rajonas, bet Garliava neįeina į mūsų vietos veiklos grupės teritoriją, dėl to, kad pagal kaimo plėtros programą arba strateginio plano reikalavimus, čia jau iš Europos komisijos tas atėjęs, laikymas, kad kas yra virš 6000 gyventojų, nelaikoma kaimu. Tai Kauno rajone yra Garliava, nelaikoma kaimu ir mūsų teritorija, tai labai žiūrėkit. Dar vienas klausimėlis, amžius įmonės irgi turbūt nėra svarbu.
Ne. Daugiau klausimų neturim. Ačiū. Aš dar turiu klausimą, jeigu galima. Klausimas yra toks, kad jeigu, pavyzdžiui, kaip sakėt, rajonas, ne, ar Vilkija yra skaitos, miestelis, bet tai čia vis tiek tinka, ne, tinkami pareiškėjai, jeigu Vilkijo įmonė yra. Taip, jeigu Vilkijoje registruota įmonė, viskas gerai. Tik Garliava netinka. Tik Garliava, gerai, nes galvoju, tai miestelio statusas, ne kaimo. Tai nesvarbu. Ai, nesvarbu. Ežerėlis irgi miestas, Vilkija miestas, bet jie neturi gyventojų tiek. Taip, nustebau, 2000. Gerai, ačiū. Sveiki, aš turiu klausimą, ar čia tik įmonėms, kurios teikia viešas paslaugas, ar nebūtinai, aš biškį nesupratau. Ne, nebūtinai. Čia yra kaip tik privatiem, jie negali viešas kaip ir teikti paslaugas, nežinau, ką jūs vadinat tada viešom, nes čia yra priemonė parama verslui. Tai yra juridiniams ir fiziniams asmenims užsiimančiom privačia veikla, privačiu verslu. Supratau, viskas aišku. Ir aš tada, kaip suprantu, už paskutinius 2 tos metus turi atitikti finansiniai rodikliai, kur yra prašoma. Taip, ekonominio gyvybingumo rodiklius įmonė turi. Už kažkurios ten pasirinkti reikia, kažkurios vienus. Už vienus užtektų, kaip suprantu. Pateikti ataskaitas už 2, bet už vienas kažkuris turi atitikti. Tai jūs pasirenkate, ar, sakykime, ar tuos ataskaitinius metus, kuriuos jūs pasirinksite įrašyti verslo plane, bus 24 ar 23. Viskas aišku, kaip kurie atitinka, tos galite ir rašyti. Ok, ačiū. Čia toks likęs, gal keistas atrodo, likęs palengvinimas verslui, po covidinis palengvinimas pasirinkti iš 2 metų, kurie geresni. Čia tiesiog paaiškinu, gal logiškai nuskambėtų, kodėl čia leidžiama tai pasirinkti. Dar klausimėlis, jeigu yra verslo plėtrai ir pirkama įranga, ir aš jau užsirašiau, su kuria galima sumažinti taršą arba panaudoti likučius antrą kartą, jeigu gerai taip supratau. Tai iš esmės, jeigu mes norim plėsti savo veiklą, gamybinę veiklą, tai tie įrenginiai nauji turėtų dabartinę, sakykime, taršą mažinti, ar galimai kas tą įrangą suteiktų, pavadinkim, mažesnę taršą iš esmės, netgi jeigu mes plėstumėm kitais būdais, kaip pavyzdys rankiniu darbu. Ta įranga turėtų būti turėti sertifikatą ten visų šitų dalykų ir projekte būtų galima, manau, kad būtų galima rašyti, kad lyginant su tą, ką jūs turit esamo, kokią įrangą turit, tai ten paskaičiuoti procentais, kiek skiriasi naudojant seną įrangą ir kaip skirtusi panaudojant naują įrangą. Supratau, ačiū. Dar ką norėčiau pasakyti, visada galite skambinti, konsultuotis, parašyti elektroniniu paštu jums rūpimus klausimus, visą laiką atsakom ir konsultuojam, tai drąsiai kreipkitės, kad ir koks atrodytų, nežinau, kvailas klausimas, bet kaip sakau, kvailų klausimų nėra, yra tik tais, kad nežinau ir reikia išsiaiškinti situaciją, tai visą laiką prašom kreiptis. Ačiū visiems tada, jeigu daugiau klausimų nėra, kad dalyvavot ir lauksime paraiškų. Ačiū jums. Ačiū viso. Ačiū visiems. Ačiū Iki viso. malonaus.